Nu ką, sveiki gyvi, atvarėm Švediją, Osterstundą į varžybas Skandinavijos taurę. Tai sustartuosim. Čia hebros prisirinkė belekė. Aukštas ir testavimas čia. Viskas slysta labai gerai, čia labiau kurios senesnės arba kurios naujesnės. Ta dilema, kurių kantai geresni nenudrožti. Apšilinėja, testuoja, čia greitėja. Norvegai, kaip visada, žvėris čia laksto, visiems rodo klasę. Bet jo, vakarinė treniruotė, bėgimas ir šiek tiek pasivalosim. Prasivalosim didžiosios ir smulkiosius raumenis prieš varžybas. Tai va dabar pabėgsim, biškį aprodys apylinkės. Say hi to the vlog! Nu, žodžiu, kaip visada pasiklydau biškį. Neatsimenu kur, ar ten, ar tenais. Bet bandau rasti kelią, nes labai balta viskas ir panašiai biškį atrodo, bet manau radau. Blogiausia, kad tituliką prispaudė, tai reik biškį skubėti. Žodžiu, kelią radau atgal. Šiandien taip spėjau tuliką. Padarysim mini house turą, nes biškį tokio įdomią vietą gyvenam. Namukas toks. Dušas. Tulikas. Jau. Kas dar? Ai, svarbiausias dalykas tai kambariukai, kuriuose miegam. Tai jau. Čia siaurai. Tai žodžiu, tokio dydžio. Va, atsistojau. Antras aukštas. Pirmas aukštas. Ir langas. Džiugu, kad langas yra. Bet jo, tokie va mažiukai kambariukai. Gerai, kad gyvenam dviese, tai vienas kambarys Modesto, vienas mano. Nu, telikas yra. Ir intikas yra, ko neturėjom Norvegijai. Tai jo. Žodžiu, peace. Taigi, esu stadione. Dar turiu valandą kiem 5 iki savo startą. Tai varau turėtų susirast, kad žinot, kur apsižiūrėt biškį, kur startas, kur numerius duoda ir jo. Tai jo, o šiaip, o čia patiekau, čia matot prisnigta. Čia net nevažiuota, čia iš kurio trakas nevažiavo, bet toliau visur važiavo. Tai jo. Tai va, žodžiu, startavo moteris. Ką varom apšilinėt ir startuosim už valandas. Apšilimas kaip ir padarytas. Liko sustartuot. O šis šviežias sniego, prisnigo daug, tai bus tikrai labai nelengva, o tai va bus. GG bus. Ką, baigęs varžybas, žiūrim biatloną dabar. Jo, varžybos. Visada pradžia faina, gerai viskas ir paskutiniam kalne, kuris eina į stadioną, ten krito prieš mane
toks Kolumbas kažkas ten, nežinau. Ir toks per kelią visas įsitiesęs buvo jau. Ir aš toks turėjau mažą kaip ir tarpelį pralysti, bandžiau pralysti ir pagavau blemba, kad tik nenukryščiau, nu ir nukritau. Tai žodžiu, kokių 10 sekundžių pralaimėjau gal sau. Stengiausi greit atsistoti, vis tiek finišavau ir finišai važiavau ir iš karto niurka į sniegą, nes tokia pusinelė ten buvo. Tai žodžiu, nežinau, kas čia kol kas yra su tais startais, bet jo, nu ir šiaip, naktį miegojau gal tik 6,5 valandas, nes sunku užmigt buvo, biški gal jaudulys, gal dar kažką. Ir prieš startą biški gal išsiblaškęs buvau, gal dar kažtenais. Vienu momentu, kur busas mūsų pamiršau, tada slidė ant slidžių lipduką neš treneriui uždėt, nu žodžiu, toks čiut nežinau. Aš vis tiek apšilimą padariau realiai tokio, kokį ir norėjau, viskas kaip ir nice. Gal tas faktas, kad pagalvojau, kad krisiu ir nukritau iš tikrųjų, gal tas ir psichologiškai suveikė. Tai va žodžiu, jo, varu valgyt, biatloną dar žiūrim ir jo, varysim ilsėtis. Tiksliau išvariu pabėgiot. Ir kažkaip žiauriai neįprastos oro sąlygos. Šį vakarą sniegas štai toks. Taigi rytoj šeštadienis, pailsim truputį, atsigaunam. Ir sekmadienį turiu laisvų stilium 10 km. Pažiūrėsim, gal tenais sėkmė nusišypsos. Bet jo, ten tai reiks padirbėti tikrai. Kalnai nelengvi. Tai va. Taigi esu trasoj. Šviežias sniegas sninga. Bus dabar to jau su moterų startas. Tai kiek, matau, 2 km klasika. Ar 15. Jo, pilna šviežiako, tai nežinau, kaip čia jom bus. Bus nelengva, dar ratas nelengvas. Jo, tai va, šiaip parodysiu, kokia žemužėlė čia atėjo. Nespėjau nufilmuoti. Tai va, startavo moteris. Matosi, kad sunku ir dar daug liko. Oho, kiek čia jos varo, eina savo. 109 moteris startavo. Čia grupelė jos važiuoja. Belė, kiek čia važiuoja ir važiuoja, aš nežinau. Čia galima filmuoti ir filmuoti. Labas rytas. Šiandien 10 km startas. Laisvų stilių mum. Bet jo, labai šviesas, kaip Marse kokiam. Kaip šitą trenerė sakė, ne? Merginam už valandos startas. Tai varysim palaikyti. Man už 2,5 valandų. Nu, 2 valandų kem. Tai biškai turiu laiko. Jo. No, how are you doing? Gerai sekėsi? Lipa į pusę. Atsargiai, blema, tik klausimų. Lazdų tik neužsilipti. Iš vidaus gal patrauksiu? Duok, ištrauksiu. Aišku, viskas, maladės. Independent woman. Taip, čia yra moto, vis vyk, man atrodo. Jo, independent. Tai va, pro tokius tunelius eisim iki trasos, nes trasa uždaryta.
visai nice. Čia yra aidas? Ne, nėra. Bet long family. Ai, ten buvo galima. Čia va, pasiemo numerius merginos. Labai šalta. Labai šalta. O, važiuoja va, Evgenija ir Eglė. Op, davai merginos. Op, gerai, Eglė, davai, dirbi, Eglė. Davai, dirbi. Op, Eglė. Ui, kitai vadovai. Nu jo, neblogai čia. O, tai varai, viskas, į paskutinį ratą varai, Jau nebereikės iš šitą kalną, gerai, tu gali, tikrai gali, treniruojasi šiam momentui, davai, atsispirk gerai, atsispirk. Hello guys, we're back. Žiauriai sunkus reis. Buvo, tai paklausiu šiandien daujėto. Kaip sekėsi? Ar daug aplenkėte Norvegų? Ne, nereikas čia nei vieną Norvegą aplenkti, Kolumbą vieną. Vis tiek gerai. Nieko tokio, visko būna. Apibūdinam trasą. Kokia trasa? Žiauriai daug kalnų, šiaip žinokit, belekai status kalnai, nu realiai jis čia bando dabar atskintis, bet iš tikrųjų labai sunki trasa buvo. Baisu daujo tai. Tačiau, jeigu atrodo, pirmam rate visai nieko dar buvo. Atvažiavau į finišą, pradėjau žvengti, nes supratau, kad finišavau, galvojau, nenusimsiu. Dabar afternoon recovery training. Ir mes sugalvojom, tipo, pabūti turistais ir nelendam į tą sunkę trasą ir važiuojam čia. Bet va turistai vis tiek greičiau už mus lekia. Taip, turistai greičiau už mus važiuoja, bet jiems nebuvo šiandien varžybų. Jie nesupranta. Ką jisai čia daro? Galėjau motyvuoti, Žiūrėk. Oho! Tai ką, grįžau namo jau. Jo, buvo visai nieko kelionė. Aišku, sunkoka tokia biški, bet nebloga. Ir jo, tai čia baigsim video. Ir nežinau, pasiūlykit gal ką nors, gal ką nufilmuoti Lietuvoj. Aišku, Lietuvoj štai toks oras, tai be sniego. Tai artimiausios varžybos dabar bus Suomijai, tai tenais jau ir darysim vlogą. Tai iki susitikimo.